Sveiki, sveiki, šiandien išspręsime kelias nelygybės. Taip, turim tokį uždavinį, su kuriomis a reikšmėmis reiškinio 2a minus 1/3 reikšmės yra teigiamos. Taigi, užsirašom tą reiškinį, tai yra 2a minus 1/3 ir mūsų klausia, su kuriomis a reikšmėmis reikšmės yra teigiamos. Tai, kad būtų teigiamos, jos turi būti daugiau už 0. Taigi, turim dabar jau iš žodinės nelygybės ar žodinio uždavinio turim užrašytą paprastą nelygybę. Tai, kaip sprendžiame? Kairiai pusėje turi būti vienas narys su raide arba su nežinomuoju, o dešiniai pusėje turėtų būti skaičiai be raidžių. Taigi, pirmiausia, turim panaikinti minus 1/3, nes minus 1/3 yra skaičius. Tai pridėkime priešingą skaičių. Tai yra, pridėkime 1/3. Ką turėsim? 2a minus 1/3. Aš dabar perrašysiu tokią nelygybę, kokia buvo. Ir pridedam 1/3. Pridedam 1/3 vienoje nelygybės pusėje ir pridedam 1/3 kitoje nelygybės pusėje. Su nelygybėm galim daryti, ką tik norim, bet su abiem nelygybės pusėm. Galim pridėti, galim atimti, galim padauginti, galim padalinti. Tai, ką mums reikia. Tai va, abiejose pusėse liko tas pats ir abiejose pusėse pridėjau po 1/3. Taip. Kairėje pusėje minus 1/3 plus 1/3 yra lygu 0. O dešinėje pusėje tiesiog 1/3. Taigi skaičiuojam ir žiūrim, kas liko. Taip, kairėje pusėje liko 2a, tame daugiau, o dešinėje pusėje 1/3. Taigi, ką turim? Turim, kad 2 padauginta iš a yra daugiau negu 1/3. Jeigu yra padauginta iš a, jeigu a yra padaugintas iš 2, tai dalinkime iš 2. Taipogi abi lygties pusės. Tai yra 2a, parašau taip, kaip buvo. 1/3 ir parodom, kad dalinam iš 2 ir čia taip pat dalinam iš 2. Apibraukime. 2 padalinta iš 2 yra lygu 1. Tai kairėje pusėje lieka tiesiog a, daugiau. Ir jeigu nemokam 1/3 padalinti iš 2, galim įsivaizduoti, kad dalinam taip. 1/3 yra dalinta iš 2. Galim dalinti iš trupmenos, nes bet kokį sveiką skaičių galim padalinti iš 1. Ir vis tiek gausim tą patį sveiką skaičių. Dabar turim trupmeną padalintą iš trupmenos. Tai yra tokia taisyklė, kad jei dalinam iš trupmenos, tai galim dauginti iš apverstos trupmenos. Tai buvo 2 pirmosios, dabar bus 1 antroji. O 2 trupmenas sudauginti yra paprasta. Skaitiklis kart skaitiklis. Tai bus 1 kart 1 yra 1, o 3 kart 2 yra 6. Sudauginam 1/6. Taigi a turi būti daugiau negu 1/6. Šitą viską pavaizduokime skaičių tiesėje. Mūsų skaičiai yra a. Dabar mūsų skaičius, už kurie turi būti didesnė, yra 1/6. Aš parašiau tuščią rutuliuką, nes a turi būti griežtai daugiau už 1/6. Taigi, kadangi griežtai daugiau, tai atviras rutuliukas ir dešiniai pusėje yra pažymėta
sritis, kur yra daugiau už A. Ir dabar belieka užrašyti sakinio intervalu. Tai yra A priklauso intervalui. Taip, intervalą rašom taip pat iš kairės į dešinę. Taip, kairiai pusė yra 1/6. Rašom kabliataškį ir dešiniai pusė yra plius begalybė. Taip, prie begalybė visada rašom lenktą skliaustą, o čia yra atviras rutuliukas, čia ženklas yra griežtai daugiau, vadinasi ir 1/6, 1/6 yra lenktas skliaustas. Tai yra A negali būti 1/6. Ir žinoma, A negali būti plius begalybė. Taigi uždavinys išspręstas. Spręskime dar vieną uždavinį, su kuriomis A reikšmėmis reiškinio 4 dalinta 5 minus 3A reikšmės yra teigiamos. Taigi užsirašykime 4/5 minus 3A reikšmės yra neigiamos. Tai turi būti mažiau už 0. Taigi vėl naikiname trupmeną. 4/5. Užsirašom priešingą skaičių, tai priešingą trupmeną, tai bus minus 4/5. Taigi vėl viską perrašau kaip buvo. 4/5. Dabar čia paliksiu tarpelį. Atimu 3A. Ir tai yra mažiau už 0. Ir vėlgi abiejose lygties pusėse parašau minus 4/5. Minus 4/5. Ir čia taip pat minus 4/5. Taigi, iš 4/5, jeigu atimsiu 4/5, gausiu 0. Iš 0 atėmę 4/5, gausim minus 4/5. Taigi, suskaičiuojam. Tai kairiai pusėje lieka tik tai minus 3A mažiau už minus 4/5. Taigi, čia vėlgi turim A padauginta iš minus 3. Tai dalinkime iš minus 3. Abi lygties pusės. Ir užrašom, ką turėsim. Taigi, perrašau tai, kas jau yra. Minus 4/5. Ir rodom, kad dalinam iš minus 3. Dalinam iš minus 3. Taip, dabar yra labai viena svarbi taisyklė. Jeigu dalinam ar dauginam iš neigiamo skaičiaus, tai nelygybės ženklas apsisuka. Tai buvo mažiau, nelygybės ženklas virsta daugiau. Taigi, vėlgi turim minus 3 padalinta iš minus 3, kas yra lygu 1. Tai galim užrašyti tiesiog A, daugiau. Ir vėl atliekam tuos pačius veiksmus su trupmenom, kaip pirmai buvom atlikę. 4/5 dalinti iš minus 3. Iš minus 3 aš padalinu minus 3 iš vieneto, kad gaučiau trupmeną. Dabar minus padalinti iš minus. Tai yra neigiamą skaičių dalinam iš neigiamą, gausim teigiamą. Galim parašyti, kad pliusas ir į ženklus nebekreipiam dėmesio. Taigi 4/5. Pasinaudojam tą pačią taisyklę, jei dalinam iš trupmenos, tai galim dauginti iš apverstos trupmenos. Tai yra iš 1/3. Kaip jau sakiau, nebe iš minus 1/3, bet iš 1/3, nes vienas minusas su kitu mums duoda vieną pliusą. Ir suskaičiuojam, kas čia lieka.
Tai yra 4 15. 4 kart 1 yra 4, 5 kart 3 yra 15. Taigi A turi būti daugiau už 4 15. Taigi, nusipiešiam skaičių tiesiai, parašom, kad tai čia bus A, tai pažymim skaičių 4 15. Skaičius, tai trupmena, ir A turi būti didesnis. Taigi, turi būti toj pusėje didesnis. Ir dabar užrašom intervalą. A priklauso, vėlgi intervalą rašom skaitydami skaičių tiesiai iš kairės į dešinę. Taigi yra 4 15 ir plus begalybė. Prie begalybės visada lenktas skaičius, bet kadangi A daugiau, griežtai daugiau ir atviras rutuliukas, todėl čionais irgi lenktas skliaustas. Nes A negali būti lygus 4 15. Tai uždaviniai išspręsti. Ačiū.